Va šitai paprilyje, ble. Na kągi, sveiki visi, su jums sveikinuosi aš Ignas ir šiandien darome naują video, šiandien yra pirmadienis ir dabar yra 8:23 ir dabar eisiu praustis, rengtis, valgyti ir treniruotę. Ką apsirengiau, nusiprausiau ir dabar susidėsiu daiktus ir tada pavalgysiu ir tada liko tik pavalgyti. Norėjau visų labai padėkoti dar kartą. Dabar normaliai padėkosiu. Labai norėčiau padėkoti San Bubier už padarytą tikrai didžiulę reklamą. Norėčiau jums visiems padėkoti, kad mane palaikot ir žiūrit mano video, kas yra žiauriai smagu. Norėčiau dar perduoti linkėjimus Akvilei, nes pamiršau pavardę. Grįžtam prie kito Igno. Pavalgiau dar... Ką tik pavalgiau, tai dar turiu porą minučių, tai šiandien turėtų būti labai šilta, kažkur apie 30 kiek mačiau ir labai saulė, tai giedra. Tai būtų žiauriai cool, jeigu mes kažkur važiuotumėm su dviračiais ir eitumėm vos, žiauriai karšta. Tai va, ką tik kaip girdėjau, uždariau duris, dabar leidžiuosi apačią, eisiu į stotelę. Ir stotelė turėtų būti mastas, mes jau dažniausiai važiuojame. Tai yra, visada važiuojame trenkis. Ir kiekvieną dieną dabar laukiam autobuso ir aišku mato. Tada matyti 6. Ir šiandien karštą manau bus. Tai va, ką tik atėjome Baidarės, dabar Elingė, eisim persirengti ir irkluoti. Ar nematai? O aš šiandien nebloginu. Dėl ko? Tai kam šiandien gerą veiksim, nieko gero, šitas vlogas bus neįdomus, man atrodo. Ak, dabar einam iš Baidario, čia vadomas. Nepatinka matrica kažkas čia. Dabar su matu važiuosim namo, bus antrą treniruotę vakare. Apie 4, ne? Gerai, matė aš tavo operatorius dabar, pasak savo vlogą. Gera pradžia, pusė darbo jau. Dabar einam į stotelę. Šiaip ne mano video, bet Ignas filmuoja dabar. Gerai, gerai. Kaip matot, čia labai daug žmonių. Filmuosite. Čia dėl kelių galite eiti Pasidepiliuoti jau norėjo sakyti, bet ką tik susivėlė, tai nesakė. Norėjau sakyti. Nežinau, ką noriu sakyti. Gerai, dabar atsveikink. Ką tik va išlipam iš autobusą, jis ten nuvažiavo. Tai matot, su matu išlipam. Ir dabar pradėjo lietus kažkur nuo pusės kelią ant samoje. Bet taip stiprėja. Jo, ir dabar vis stiprėja pabiški. Tai nežinau, kaip čia darysim. Šiandien bandysiu padaryti viskuo tokia įdomesnė diena, bet nežinau, kaip gausis, nes lietus pradėjo lyt vis stiprėja ir lašai didesnį krenta. Tai susitiksim namie tikriausiai, nes dabar netoli namų esu. Ką tik ėjau laiptinį. Laukia lietus normaliai lyja. Gal nakinsiu namus. Nu ką tik pavalgiau. Shit, reiks susidžiaut rūbus. Ką tik pavalgiau. Dabar var eisiu susidžiaut rūbus. Praėjo, nuo to laiko, kol grįžau, praėjo gal, nežinau, kokie 1,5 valandos. Žiauriai žaibavo be to. Ir lyja lietus, dabar kaip ir viskas gerai, tai dabar pasidžiausiu rūbus. Kadangi dabar lauksiu treniruotės, dabar atsės prie kompo, šiaip palošiu ką nors.
Gal su Matu Domu pasišnekėsim ir tada varysiu antrą treniruotę, nes nustojo lyt, viskas normaliai ir sutiksim tada prieš einant tikriausiai. Tik išėjau iš namų ir dabar varysim trenkę. Ir aš jau esu prie statelės ir autkės už 5 minučių. Šiandien kažkoks vlogas, kai aš visur einu, tai neturėtų būti labai įdomu, bet stengiuosi kelti kiekvieną dieną. Ir va dabar bandysiu daugiau pafilmuoti, kas turėtų būti įdomiau, nes tada lyja ir kažkaip nieko negalėjau nufilmuoti. Kaip ir ryte oras nėra kažkoks labai geras, nežinau ar mane girdi, bet oras nėra labai geras, nes ką tik nulyjo. Bet gan šilta ir manau bus normali trenkė. Žodžiu, mes neseniai išlipom iš autiką, tame esmė, kai mes važiavom, pradėjo žiauriai lyt, belen kaip tipo lyt ir skeliavo tokias balsas. Čia galėsi jau ir kloti greitai. Domas nemanius. Tai va, Domas atvažiavo kiauršlapis, absoliučiai. Batai kiauršlapi, viską kiauršlapi. Iš to gali suprasti, koks čia lietus buvo. Nu, dabar einam iš Bidarių. Biški pavargiai. Biški. 18:53 dabar. Mes prabuvom čia tarsi normaliai. Jo. 3 valandas. Domas. Čia Domas, žiūrėk. Jau išsidrasino, seniau važiuodavo. Dabar važiuosim namo. Tiesiog reikės tą vairavimo egzaminą per naują perlaikyti ir nebereikės jau. Važiuoja Autiks, sakė Mats ką tik, ir lipsim ir važiuosim namo. Ignas išvažiavo, nes tėtis pasiėmė. Ir dabar einu namo, neseniai išlipau iš Autiko. Pareisiu namo, nežinau, žiauriai pavargęs dabar esu. Pareisiu namo, gal eisiu prie kompo, pavalgysiu ir tada susitiksim. Dabar sėdžiu, žiūriu video. Visokių šiaip. Manau, sumatysim kokią kitą dieną. Tai yra rytoj. Pirmadienio vlogas turėtų būti keltas antradienį. Tai va, tai sutiksim rytoj tikriausiai. Tai peace.